Gerbėmieji, gerbiama pirmininkė, Seimo nariai ir brangus Lietuvos žmonės. Šiandien atėjau ryšėdama tai, ką turėjome visi – Lietuvos vaikų nupintą apyrankę, kurią gavau dovanų, kaip ir jūs, prieš kovo 11, minint valstybės atkūrimo 25-metį. 3 spalvos, į kurias įpinta laisva ir gerbiama valstybė. Išradingi ir atkaklūs Lietuvos žmonės, mūsų sąžinė, išmintis ir unikali kalba. Šipinė, pilietiška vaikų iniciatyva pasklido po visą Lietuvą, sutelkdama skirtingas kartas ir ištisas bendruomenes. Tai ženklas, kad Lietuva stiprėja ir vienijasi. Daugėja atsakomybė už savo šalį suprantančių žmonių. Todėl šiandien ir norėčiau kalbėti apie pareigos ir atsakomybės svarbą, kuriant sėkmingą mūsų ir valstybės gyvenimą. Pareiga, kuri kasdien reikalauja rasti drąsos priimti būtiną sprendimą ir nepermesti atsakomybės kitam. Išdrįsti sakyti tiesą ir nepasiduoti spaudimui. Ginti savo šalį ir vertybės, neišduoti principų bei atsisakyti vienadienės naudos. Atsakomybė, kurios neapibrėši jokiose pareiginėse instrukcijose. Brangieji, mes susitelkėme ir pakilome pagrindiniai pareigai. Šiandien tai yra tėvynės gynyba. Ne tik nuo agresyvios išorės kaiminystės, bet ir nuo to, kas griauna mūsų Lietuvą iš vidaus. Konstitucinė pareiga užtikrinti grėsmes atitinkančią šalies gynybą suvienijo valstybės vadovus, politikos oponentus, skirtingų tautybių žmonės ir net konkuruojančią žiniasklaidos priemonės. Vieningai vykdydamos nacionalinį susitarimą, politinės partijos prisiėmė atsakomybę už tinkamą krašto gynybos finansavimą, strateginių įmonių ir informacinės erdvės apsaugą. Platesnis požiūris padeda gintis ne tik nuo tiesioginių išpuolių prieš mūsų valstybę, bet ir nuo užslėptų grėsmių, pavyzdžiui, nesaugių investicijų. Taip pat nebuvo lengva atvirai prisipažinti, kad mūsų kariuomenės vienetai užpildyti buvo tik 35%. Todėl apsisprendėme laikinai grąžinti šaukimą į privalomąją karo tarnybą. Pareiga ir patogus gyvenimas. Spręsdami šią dilemą pamažu į šauktinius registruojasi savanoriai. Lietuviai, rusai, lenkai ir kitos tautybės gyvenančios Lietuvoje. Jau dabar turime arti 2000 savanorių. Iki rudens jų bus tiek, kad gal ir nereikės privalomo šaukimo ir niekam verkti taip pat. Klausimas. Ką galiu padaryti, kad mano valstybė būtų stipresnė ir saugesnė? Šiandien kiekvieno širdyje. Valstybės gynybinę galią stiprina ne tik kariuomenė. Tai darome kiekvienas savo kasdienių darbų. Šaulių sąjungos savanorė Lenkaitė kovoja su rusiška propaganda socialiniuose tinkluose. Rusko radio arba Znatvyli žurnalistai padeda savo klausytojams atskirti melą nuo tiesos. Tai gražiausi pilietinės pareigos supratimo ir lojalumo valstybei pavyzdžiai. Dar labiau įpareigojantis mus stiprinti tarpusavio ryšius su Lietuvoje gyvenančiomis tautinėmis bendrijomis. Pasaulis aplink mus nėra taikus. Rusijos invazija Ukrainoje, organizacija Islamo valstybė ir naujų formų įgaunantis terorizmas, nestabilumas Afrikoje, virtinė ginkluotų konfliktų zonų. Tokia geopolitinė realybė. Jungtinių tautų saugumo tarybos nuolatinė narė Rusija pati tapo agresorė, savo veiksmais Ukrainoje griaunanti tarptautinio saugumo sistemą. Tai fenomenas pasaulio istorijoje. Todėl pareiga taikai visiems tik didėja. Su smurtu, agresija ir žvėriškumu reikia kovoti visur. Rytuose, pietuose ar namuose. Užsienio politikos tikslas ne tik užtikrinti šalies saugumą, nepriklausomybę ir piliečių gerovę, bet ir prisidėti prie teisę ir teisingumų grįstos tarptautinės tvarkos kūrimo. Esame tarptautinės bendruomenės nariai
Ir negalime likti tik stebėtojais. Stebėti žudines ir tylėti reiškia prisidėti prie nusikaltimo. Tiesi ir aiški Lietuvos pozicija apie karinės grėsmes, energetinį ir ekonominį šantažą, informacinius karus išgirsta jau ES, NATO ir jungtinėse tautose. Lietuva ne tik pati išsivadavo iš energetinio jungo, pasistatydama suskystintųjų dujų terminalą ir būtiniausius energetinius objektus bei jungtis. Mes išdrįsome inicijuoti tyrimą dėl Gazpromo piktnaudžiavimo dominuojančią padėtimi dujų rinkoje. Ir Europos komisija pradėjo tirti galimus pažeidimus net 8 šalyse, kur buvo taikomos nesąžiningos kainos ir varžoma laisva prekyba. Drąsi ir nuosekli Lietuvos laikysena šioje kovoje padės užtikrinti viso regiono energetinį saugumą. Nuo šiol Kremliui naudoti Gazpromą kaip politinio ir ekonominio šantažo įrankį Europoje bus sudėtingiau. Taip pat įtikinome Europos vadovų tarybą, kad dezinformacija nuodija visų europiečių protus. Ir Europos komisija imasi vieningo atsako informaciniai erdvei ginti bei agresyviai propagandai nukenksminti. Išdrįsti sakyti tiesą savo partneriams net tada, kai tai gali būti nenaudinga tau pačiam. Nebijoti prisimti smūgio ir kantriai ginti pamatinės vertybės. Būtina sąlyga Europos vienybei ir jos saugumui. Drąsindami Ukrainą, Gruziją ar Moldovą, gindami šių šalių suverenitetą, padėdami rytų partnerystės šalims įgyvendinti teisės viršenybės reformas, pamažu kuriame saugumo ir demokratijos žiedą aplink Lietuvą. Šiandien mus vertina už tiesų žodį, už paramą, už atsakingą požiūrį. Gerbėmieji, vertybinė geopolitika svarbi visiems mūsų sprendimams. Pareiga nepasiduoti interesų grupių spaudimui ir šantažui galioja ne tik tarptautinėje erdvėje, bet ir vidaus politikoje. Skaidrumas, pagarba Lietuvos Respublikos konstitucijai ir įstatymams negali būti deklaratyvus, net jeigu to reikalauja koalicijos partneriai arba kursto bendrapartiečiai. Masinis rinkėjų perregistravimas per pirmuosius tiesioginius merų rinkimus, pasipinigavimas valstybės tarnyboje, šie metės nepagarbos įstatymams grimasos. O kai kuriems naujiems įstatymams sudėtinga įveikti ne tik antikorupcinio vertinimo procedūras, bet ir neskaidrių interesų barjerą. Nes vis dar matuojama ne Lietuvos žmogaus, o partijos, koalicijos ar medžiotojų būrelio gerovės matu. Vis daugiau atvejų, kai keisti teisinį reguliavimą bandoma dėl vieno žmogaus, ar vienos įmonės, ar vienos partijos. Tuo metu neatidėliotinų sprendimų tebelaukia globos namuose prievartaujami vaikai, priežiūros nesulaukiantys vieniši senukai ir pasitikėjimą sodra prarandantis būsimieji pensininkai, vaistų ir šilumos kainos, pagalbos jūroje ir nusikaltelių bagažinėse neprisišaukusiųjų artimieji. Lemtinga akimirka vis nesuveikiantis bendrojo pagalbos centro skambutį 112, kuriam per 10 metų išleidome milijonus litų ir eurų, skaudžiausiai iššvaistytos atsakomybės pavyzdžiai. Sąžiningai peržiūrėję kompensuojamų vaistų sąrašus ir kainynus, sutaupytume milijonus eurų ir mūsų žmonėms nereikėtų vaistų pirkti kaimyninėje Lenkijoje arba turguje iš po prekystalių. Tai profesinė pareiga taps svarbiau nei pinigas. Kokybiškų paslaugų ims daugėti. Dabar privačios iniciatyvos nefišuojama savanorystė ir asmeninė atsakomybė daro tai, ko negeba valstybės aparatas. Jos tampa atsakų ydingai biurokratiniai praktikai įmonėse, ligoninėse, teismuose ar ministerijose. Nemokama teisinė pagalba studentiškoje teisės klinikoje. Pranciškonų suteikta viltis vėžio paliestoms šeimoms. Ar talentams gatvėje pražūti neleidžiantis entuziastai jau daro stebuklus.
Savanorių šiandien reikia visur, ne tik kariuomenė. Tikrasis patriotizmas, tikroji lyderystė ir yra nestovėti nuošalėje, o veikti ir padėti savo šaliai, savo bendruomeniai, šeimai. Užkirsti kelią neteisingumui, žalojančią mūsų gyvenimą, imtis iniciatyvos būti novatoriumi ar savanoriu. Reikia noro ir drąsos. Gerbėmieji, įsisąmoninta pareiga ne mažiau nei pinigų kiekis biudžete lemia valstybės kokybę. Turime vaduotis iš siauro profesinės pareigos supratimo ir formalaus požiūrio į žmogų. Griežti atsakomybės, kompetencijos ir skaidrumo reikalavimai teismams ir prokuratūrai pradeda duoti rezultatus. Pasitikėjimas jais pirmą kartą per 15 metų yra didesnis nei nepasitikėjimas. Pagal informacinių technologijų naudojimą teismų procesuose jau pirmaujame Europos Sąjungoje. Lūžis įvyko, nes teisėsauga pradeda matyti, kad už kiekvienos bylos yra žmogus ir jo likimas. Nors joks kodeksas formaliai apie tai nekalba, etika tampa nemažiau svarbi nei įstatymo minimumas. Ten, kur profesionalus pilietiškumas išstumia puotomis perkamo teisingumo praktiką, randasi daugiau vietos žmogaus teisėms. Šiemet nauji pareigūnai pradėjo ir dar pradės vadovauti Aukščiausiajam teismui, Valstybės saugumo departamentui, Generaliniai prokuratūrai, Valstybės kontroliai, Viešųjų pirkimų tarnybai, Valstybiniai kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybiniai mokesčių inspekcijai. Tai daug, pasikeitimų daug ir tai reiškia, kad mes pagrįstai tikime šiose institucijose neformalaus, o tikro atsinaujinimo ir sutelkto darbo ir naujų idėjų. Mielieji, valstybės biudžetas yra kiekvieno mūsų pinigai. Turime atidžiau stebėti, kur ir kam leidžiami. Žiūrėdami pro pirštus pražiūrime milijonus eurų ir ES paramos. Tokie pavyzdžiai kaip išmontuotas Alytaus sniego kalnas, neveikiantis Kupiškio krizių centras, milžiniškos sporto arenos reikalaujančius didelių išlaikymo sąnaudų stovi kaip paminklai netoliaregiškumui. Tačiau išvadų atrodo dar nedarome. Mokslo ir verslo slėnyje švietimo ministerijos finansuoti lazeriai kainavę 10 milijonų, panaudojami vos 12%. O ūkio ministerija ir vėl planuoja panašias investicijas. Skirstydami 2014-2020 metų ES paramą, turime orientuotis į iniciatyvas ir projektus, kurie padės spręsti žmonėms rūpimas problemas ir kurti darbo vietas, o ne į papildomą infrastruktūros išlaikymo naštą valstybės biudžetui. Gerbėmieji, privalome matyti valstybę ilgalaikėje perspektyvoje. Didžiulė problema išlieka demografinė padėtis ir jaunimo migracija. Bendrasis žmonių judėjimas pamažu stabilizuojasi. Pernai išvyko daugiau nei 36 tūkstančiai žmonių, o parvyko 24. Tačiau jaunimo emigracija vis dar didėja. Prarandame pačius darbingiausius, išsilavinusią, veržlę, technologijas įvaldžiusią kartą. Valstybės pareiga išlaikyti arba atkurti ryšį su savo piliečiais. Nors konstitucija dėl dvigubos pilietybės yra griežta, laikas ieškoti konkretaus sprendimo, kaip padėti išsaugoti pilietybę užsienyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, nepažeidžiant nacionalinių saugumo interesų. Neduoti ar dovanoti, o išsaugoti prigimtinę teisę ir vieną svarbiausių įrašų ne tik pase, bet ir gyvenime. Tam reikia visos tautos apsisprendimo. Apsisprendimo reikia ir dėl ekonomikos augimo spartinimo. Tam turime visas prielaidas, turėkime ir ambicingus tikslus. Esame pažangi ir ekonominės gerovės žingsnių jau pasirengusi valstybė. Taip mano ir tarptautinės organizacijos. Sklandžiai įsivedėme eurą. Bendrasis vidaus produktas vejasi ES vidurkį. Pasaulio rinkoms siūlome aukštos kategorijos paslaugas ir produkciją.
sparčiai auga informacinių technologijų ir gyvybės mokslo industrija. Šiemet pradedame dėrybas dėl Lietuvos narystės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Tai mūsų pasiekimų įvertinimas ir mūsų galimybė. Daugelį rodiklių lenkiame vakarų Europos šalis. Valstybės būklė stabili, įsiskolinimai palyginus su kitomis šalimis nedideli, kreditai pigus, turime dėkingą geografinę padėtį ir darbščių žmonių, bei puikią infrastruktūrą. Trūksta tik kryptingų politinių sprendimų, kad Lietuvos ekonomika galėtų augti greičiau ir būti patrauklesnė verslų plėtoti. Tik tuomet ženkliai, o ne minimaliai padidėtų algos, gyvenimas šalyje būtų prognozuojamas, mažėtų ilgalaikių problemų. Stabilizuotųsi sodra, jaunimo migracija ir nyktų socialinė atskirtis. Jau pasiekėme, kad kiekvienam sprendimui būtų taikomas antikorupcinis vertinimas. Bet būtina matuoti ir ekonominio naudingumo bei šalies konkurencingumo mastu. Didelių ekonomikos stabdžių tapo nelanksti mūsų darbo rinka. Žmonės skundžiasi, kad neturi darbo, o verslininkai tvirtina, kad neranda darbuotojų. Net 70% darbdavių trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, o 55% jaunimo dirba jų išsilavinimo netitinkantį darbą. Konkurencingumo tyrimai rodo, kad darbo santykiai Lietuvoje yra reguliuojami griežčiausiai Europos Sąjungoje. Tai kasmetinė ataskaitoje tvirtina ir Europos komisija. Pastabų dėl to nuolat gauname tiek iš komisijos, tiek iš tarptautinių ekspertų. Darbo rinkai būtini sprendimai negali būti palaidoti socialinio, taip vadinamo, modelio labirintuose. Vyriausybė privalo iš mokslininkų pasiūlytų priemonių atsirinkti ir įgyventinti bent kelias reikšmingiausias darbo santykiams liberalizuoti. Bet tai būtina daryti, kaip ir daro visa Europa, tariantis su visais socialiniais partneriais. Čia buldozerio metodas netinka. Ekonomikos vystymusi svarbu modernizuoti ir atpiginti taip pat valstybės turimus duomenis. Tačiau kol kas valstybinė įmonė registrų centras už viešų duomenų teikimą susižėrė 10 milijonų eurų. O susisiekimo ministerija tiesiogiai atsakinga už prieinamas ir patogias vartojimui duomenų bazės dar tik skrebena atvirų duomenų koncepciją, planuodama, kaip paprasčiau įsisavinti arba pasisavinti informacinės visuomenės skatinimui skirtus europinės paramos milijonus. Jau išleisti 38 milijonai eurų, kuriant ir elektroninės sveikatos paslaugas, kurias matėme, ką tik pradėjo veikti. Tačiau ir pats procesas, ir pinigų kiekis įdėtas į šį projektą nesumažino eilių poliklinikose ir nepagerino gydytojo darbo sąlygų. Informacinės technologijos yra didelis mažos valstybės privalumas. Deja, Lietuvoje tai, kas su jumis susiję, dažnai tampa ne valstybės pažangos ir kokybės ženklų, o kenksmingo pasipinigavimo simbolių. Todėl svarbu kiekviename žingsnėje kovoti su korupcija, kuri išlieka vienu pagrindiniu stabdžiu gerovės valstybės kūrimo kelyje. O ši kova geriausiu atveju išlieka tik formalumas. Turime Seimo patvirtintą nacionalinės kovos su korupcija programą, bet nacionaliniu mastu kova vyksta vangiai. Institucijų antikorupciniai planai pilni menkaverčių priemonių, net gėda kartais skaityti. Vietos savivaldos įstatymo pataisos numatė savivaldybėms prievolę steigti antikorupcinės komisijas. Jeigu tai nevirs eilinė veiklos imitacija, gali tapti labai rimtų imuniteto sistemos instrumentų. Realią veiklą privalo vykdyti ir savivaldybių etikos komisijos. Iš 60 savivaldybių tokias turi tik 17. Lietuva priskiriama šalims, kurios kovoja su korupcija ir siekia būti skaidresnės. Pareiga kovoti su mūsų geresnį gyvenimą atitolinančią blogybę suprantame visi. Pagal korupcijos suvokimo indeksą šiemet iš 43
pakilome į 39 vietą. Tai yra gerai. Savo vidinės kovos su korupcija taisyklės jau turi ir socialiai atsakingas verslas. Jose juodu ant balto parašyta, kad kyšininkaujančiam darbuotojui jokio pasigailėjimo. Sako, tai veikia versle. Suveiktų turbūt ir valstybės sektorių, ir nacionaliniu mastu. Todėl principinga vadovų pozicija lemia labai daug. Ir tik tuomet bendromis jėgomis ištrauktume valstybę iš korupcinės pelkės. Gerbėmieji, suremti pečius privalome ir dėl socialinės atskirties. Ne tik skurdas, bet pirmiausia abejingumas suskirsto visuomenę į socialinės grupės ir suklijuoja etiketes. Žmogaus savijauta šalyje lemia kiekvieno mūsų požiūris į šalia esantį. Visuomenės brandą rodo valstybės ir kiekvieno mūsų gebėjimas padėti sergančiam, vargstančiam, senstančiam ar suklupusiam žmogui. Požiūris į beglobius vaikus. Iškalbingiausias mūsų socialinės politikos atspindys. Surasti šeimas tik 4000 vaikų tikrai nėra neįveikiamas uždavinys. Bendras verslininkų ir nevyriausybininkų projektas 15 savivaldybių. Nuo globos namų vien šiemet išgelbėjo beveik 400 vaikų. Tai reikėjo padirbėti su socialinės rizikos šeimomis, o neskubėti atimti vaikus. Kaimynai Latvijai tikslą tapti šalimi be vaikų namų įrašė į savo 100-mečio jubiliejaus programą. Tai jiems taip svarbu. Mes turime gražių pavyzdžių, kur kai kurios savivaldybės iš viso neturi globos namų, net ir Lietuvoje. Paskatinę vaikų globą ir įvaikinimą, dabartinę sistemą galėsime perorientuoti į kitas socialinės paslaugas, nes visuomenė sensta. Tų paslaugų poreikis vis didėja. Šiuo metu Lietuvoje vos 1% garbaus amžiaus žmonių gauna profesionalią slaugą ar globą. Vietoj vaikų globos namų galėtų kurtis ir pagalbos centrai, padedantis mažinti ir destruktyvę Lietuvos statistiką, savižudybes. Visoje šalyje gyvybiškai trūksta psichologų pagalbos. Su patyčiomis, savižudybėmis ir priklausomybėmis paliktos kovoti tik visuomeninės organizacijos ir savanoriškos pagalbos linijos, pajėgiančios atsiliepti tik į kas 7 skambutį. Atskirties sienas griauna ir kultūriniai projektai ir iniciatyvos. Per dainą, knygą, teatrą, grąžindami visuomenį gyvenimo palaužtų žmones. Valstybės socialinė politika turi keistis, kad niekas nebūtų paliktas likimo valiai. Tai investicija į ateitį, pareiga, kurios negalima atidėlioti. Meilė savo artimui ir atsakomybė už šalį ugdytini dalykai, tačiau jie nesudėti nei darželinuko, nei moksleivio ugdymo krepšelį. Tik mokytojo gera valia lemia, ar šalia privalomų žinių atsiranda žmogiškumo ir pilietiškumo pamokos. Investuoti į žmogų tenka tiems, kurie supranta, kad joks formalus krepšelis neatstos kartu su vaiku sugiedoto himno ar pasodinto medžio. Mėlieji, pasitikdami valstybės atkūrimo 100-metį, pastarasis ketvirtis amžiaus buvo mūsų atsakomybės amžius, kuriame Lietuva visi taip, kaip kiekvienas supratome savo priedermę, kaip galėjome ir mokėjome. Tėvų žemėje, laisvėje, įstatymui, taikai, savo profesijai ir ateities kartoms. Ten, kur nepritrūkome drąsos ir vienybės, pasaulis mus žino kaip sėkmės Lietuvą. Švęsdami valstybės 25-metį rankomis susikibo įvairių Lietuvoje gyvenančių tautybių jaunimas. Naujam gyvenimui prikeldami ne tik tautinį kostiumą, bet ir pamatinės Lietuvos vertybės, kurioms nereikia nacionalinių susitarimų. Mūsų meilė Lietuvai yra prigimtinė. Mūsų patirtį perima Lietuvos vaikai. Todėl mūsų pareiga gyventi ir dirbti taip, kad neišduotume šios mums patikėtos trispalvės apyrankės. Ir jie matys savo ateitį Lietuvoje. Ačiū visiems, kurie šią pareigą girdite širdimi. Ačiū. Dėkojame Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei.
Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė. Toliau posėdžiui pirmininkaus Seimo pirmininkės pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas. Ačiū visiems svečiams dalyvavusiam posėdėje.